Labą rytą. Oficialiai pranešu, kad man neskauda, bet man lūžo koja. Vėl. Aš šį kartą ne čia kažkur, o va čia, aš sakiau, per čia ir lūž. Man ta koja. Jinai yra, palauk, gerai lūžus, nes jinai tokia, va. Ir kas čia, ačiū, nesvarbu kas čia. Bet aš nenoriu kreiptis su daktaru. Vėl paguldys, ligoninėj. Vėl, jeigu operacija kokia, pastavė, šikobirą parau. Bet jaučiu, nesutins vėliau, nes vėliau pradės skaudėti. Dabar kol kas neskauda, tai gerai. Va, net matosi, tokia nelygi. Ir, bet čia jau mano kaltė. Lūžo, tai lūžo. Ką jau padarys? Tikrai į medikus nesikreipsiu. Pastoviu bandžiau. Nežinau, ar papaisiu, bet 20, vasario 4 tepa yra reabilitacija Linelėje į sanatoriją. Auč, yra, tai bet nežinau, kaip čia bus, arba nuveiks ar ne. Aišku, mama dabar sužinos apie kojas lūžį. Bandžiau, atsistojau, nukratau, kaip ir visuomet vienas iš daugelio kritimų, aš žinau, kad kažkada bus lemtingas. Ko aš verku, man ir ko verkti. Bus lemtingas tas kritimas, tai va ir buvo lemtingas. Bet gal nenulūžo visiškai, reikėtų įsidyti. Įduoda, kas čia, karšto kaip paliko. Verž per tą vietą dabar, kur lūžo. Bet ką padarys? Ką jūs veikat, kaip jums sekas? Geriau pašnekėkime, pabendraukime. Aš neturiu ką filmuoti. Aš, tiesą pasakius, net nenoriu jungtis tos kameros. Ne tie laikai. Noriu sugrįžti, bet tingiu. Kažkaip, atsiprašau, kad tik juodu. Pavargo man laikyti. O apsuk neišeina, pažiūrėk, dabar taip. Pažiūrėk, nieko, paskaudys ir praeis, tikiuosi. Einu geriau pamiegoti. Gal sugys, kol miegosi. Aišku, kad ne, bet, o gal? Nereikia atmesti tokias galimybės. Aišku, kad ne, bet vis tiek. Jau nusišnekau, ne? Nieko. Nežinau, matau, nesimatau, bet žodžiu.
Nu, gulėjims dar tęsis man ilgai ir tai aš vis tiek, aš nepasveikstu, nepaeinu, nežinau. A dabar maudyt kaip, nežinau, nežinau kaip man maudus rytoj ateis numaudyt, aš į vonią neįlipsiu, nežinau kaip čia bus, kaip nors. Įkrist krisiu aš į tą vonią, bet vat kaip išlipti, tai jau, kaip nors bus matyti. Bet pašiknys skauda. Na ir kas tegu skauda. Tai gerai. Šį rytą sniego daug prisnigo. Nu, nežinau ar labai daug, bet kažkiek prisnigo. Na. Valuotis pas sniegą būtų gerai. Mama sakė, aišku, tau ta koja, nes dabar pasakyčiau, kad užvėl. Geriau net nesakysiu. Bet jeigu matys šitą video, aišku, sužinos. Bet norėčiau, kad nežinotų. Tai bus geriau ne tik man, bet ir jie. Ne, man tai geriau nebus. Iškart bus klausimas, ko tu niekur, ko tu gali, aš negaliu paeiti, nu kaip aš eisiu, aš negaliu, gal galiu, nežinau, nebandžiau. Nu, tiesą sakant, bandžiau, bet taip skaudiai tiesiog sudūrė prie vonios. Bet dabar, kai atsistojau ant tas kojas ir bandžiau lipti lovą, tai, oi, nežinau, matot, nematot, ką matot. Tai neskaudėjo, tai nežinau. Gal nepilnai nulūžo, gal dar laikas ant snarglių, gal ten. Ai, ką žinau. Bet aparat nenoriu, ypač Griciui, Deriui Griciui, operavo man koją kelis kartus. Ir kas iš to? Į Kauną su... Jo. Sakė, kreipkite kitur, aš nieko nebegaliu padaryti. Nu, sakė, viską gerai darė, ką darė, bet matyt, kažkas netiko man. Kad žinočiau, kiek filmuoju. Nu, čia bus kelios minutės. Aš gulėsiu visą dieną. Na, bet ką nors galėčiau dar padaryti. Tik pagulėti. Begaliu, daugiau nieko nebegaliu. Nes koja lūžo. Aš nežinau, kaip čia bus, kas čia bus toliau. Geriau net negalvoti. Ką galvoji daugiau? Tik galvos skaudėt pradeda nuo galvojimo daug. Geriausia, negalvoji, tau galva neskaudė, tau širdis ramesnė ir vis gerai yra. Tai tiek tikriausiai. Atsisveikinu.